Komersas kuris gerai. Tai reikia varyti krautis. Visur susirinkau mašinas 8, S-place, U-place, išmėtyta, tai buvo čia priekį visur. Čia mašinas stovėjo. Biškai pafilmuosiu video trumpai per lietų pakrovimą, jeigu nedėlis išpit, nors jie čia irgi turtų kamerų viską mato, tai... Tai pasižiūrėjau. Tokia nuojauta gal atsiraus, čia kas nors už tą filmavimą, to jos sur kamerų irgi prisistatėm. Turiu valandą su biški. Atminties kortelė 104 GB, tai čia tik ir filmuoti, vas kai baigsis. Atmintis kažkoks senis važiuoja su mašina, su numeriais, žiūri žnairėje visi. Pusė, kad prileidęs jau yra kliuvinė. Taip, man suruošiau. Virš nusirinkti. 3 mašinos pirmas į vieną vietą, paskutinės įsikraus, paskui taip turim, jau pradedu maišyti, tas mūsų džiukė gal įsikraus, tada jau reikės žiūrėti lapą, nes čia susidėjau, kažką jūs tas man atrodo įsikrauna, viens, tai 3-4 gautus, tai žadu dėti 2 viršui, šitą vieną, tai visas aukštas antras gautus tada, paskui už kabinas ta viena išsikrauna kitoj vietoj, blemba, ir jau sakau, reikia žiūrėti, prisivariau, kad net nebeaišku jau čia. Tas įsikrauna ir tie mūsų 3 įsikraus, tai 2 kažkai, tai kaip čia gaunas, vienas džiukės būtų ir kažkai, jūs tas džiukė. Už kabinos variau lyg iš eilės, bet dabar jau nebent susigaudyti. Į 3 vietas yra.
Lyja, oras negeras. Ką galiu užsidėti į priekinį ratą, atsimesiu paskui. Aha, jau čia dėsiu ant lapkinio varysiu iki galo. Ar ant kazirioko varai, ar čia varai, tas aukštas panašiai tas pats gausis čia. Nieko nelaimi. Šiaip vis tiek biški kažkiek aukščiau bus, virš 4 metrų, nes virš 4 gausis. Įdomu, rankinis užsitraukia ar neužsitraukia, nes jaučiu užsitraukia, kai užtraukia, raidai įsijungia. Tas labai aukštas kažkoks taunsmanas, kablas su ragais. Užė kaip pasitas hybridinis. Nepatiktų man toks, jaučiu, aš nepirkčiau tokių nesąmonę. Ir elektrinis, ir tas. Burzgi, kai išprotėjęs važiuojant, kaip ir ant elektros važiuoja, vis tiek burzgi ir tas variklis dar krauna. Akuma. Taip kažkaip ir palikti, paskui nusistumti į priekį iki. Antroje pusėje panašiai lygiai. Įdomu, užblokuos priekinius ratus ar neužblokuos. Galėčiau ant lapkių gal varyti, bet mūsų kad tas pats gautus. Prieš nepasidedu, nenusibrėžti durų. Noris, kad neįsibrėžtų į kantą, nes tie dažai tai jų minkšti. Šiaip kakta aukštesnė už galą, bet dar pelekas yra, biški pasileisti turėtų. Biški turėtų pasileisti. Priekis daugiau negu galas. Su ant tų lapkių galėsiu paleisti. Šiaip lemba. Į priekį daug išjausiu nuvažiavau, galėjau dar varyti, nes dar partraukti reikės man daugo paskui. Į ilgį išeis daugiau, nors tą paversiu ant viršaus. Reiktų dar atgal biškelį pavaryti. Paskui išlipti problemą. Aš nusistumsis, kažkas pasidės. Pačiu labai regis, vien visako. Samperšinas paskui, kai pavažiuosiu atgal, padėjus pasiekti. Ten, kol užsiveda, tai jisai šakės pusę savaitės, pedometras gulsi kram. Dėdėm gali tiek panašiai nusipurtėms. Jeigu priekį neblokuoja, tai gerai, tada stumdyti gerai yra. Nesidraskys. Jeigu blokuos priekį, tai šūdas tada.
O, šiandien nesmagi darba. Taip, sudaryt duobes iškart kitam. 3 per 3. Tris irgi. Čia su 5 gaunas. Taip, dabar juodą imu. Imu juodą. Savaitę klausyvės. Čia į paskutinę vietą įsikravom šitie 3, tai tas juodas ir anas. Reikia žiūrėti gal tą užkabinus, paskui įdėti ir pasižiūrėti ar palei spalvos, kurie čia eina. Tas man atrodo antras įsikrauna ir paskui visi tie likiai įsikraus 4 apatiniai. Kaip čia geriau susidėti, kad patogiau būtų ir aukščių mašinos. Tai vietos nedaug ir ilgesnės negu
negu galvojau, blemba. Gal kažkai reikėtų gal pasistumti, kad neatremtų. Pasistumti pirmąją mašiną, gal viso to. Mūsų neįkris dabar. Paskui nekrojas aš jų, nežinau, to gabarito, jų daug nelieka vietos, blemba. Ilgesnis negu atrodo, plus anksčiau dabar dirbau su to, su kasvokeriu, biški šiek tiek kitaip, tai paskui maišai viską. Su to, kai papranti vienu dirbti, biški geriau. Jis ilgesnis negu atrodo, nepatempus, nelabai daug tarpas, o lieka būtų ir atsirėmęs faktiškai. Pasistemsim tą, tada į priekį, visi paleisam žemyn. Tai žinot, tas izmuotin blokuoja ratus ar neblokuoja. Blokuoja. Tokios rankinio atgal, taip praslystus ratus. Žodžiu, šlapiai yra suslysta neblogai. Priekinį tą kazirioką galiu lasą nusistumti, nes vis tiek čia žemyn. Iki priekio kažkiek nemaišyto. Dabar galėsiu įvažiuoti drąsiai su šito. Iki galinių daugiau. Tai viską turi tikrinti, kai krauni, jeigu nežinai. Jeigu žinai tą gabaritą, tai tada nereikia. Iškart gali žinoti, ar ten tilps ar netilps. Arba turi neskubėti ir atsargiai krauti. Kad nebūt žalų paskui. Dabar galėsiu drąsiai davažiuoti į priekį. Galas įkrito. Klausimas, ar rankinis atlaikys ir išmes galą. Tai priekį sutraukinėsiu stalčių ar ne. Nesąmonė, nusanai. Nu, biškį reiks patraukti, kad iš akės nepataikiau to. Šiek tiek. Tai šiandien kol nusikrovau keliose vietose. Čia kol susirinkau 5,1 km jau suvaikščiau piešiškom. Dar apie tralą čia dabar pavaikščiosiu. Kol susidėsiu mašinas. Nu, patrauksiu biškį tą, sutrumpinsiu. Priekį, 3 ratai priekiniai. Biškį kelią galiu, maždaug taip ir palikti. Ir viskas, dabar sukeliu galą, partempti į priekį lintos. Kažkiek yra kabliai dar, tai reikia tos kablius dar žiūrėti, biškį pasilikti iki kablio. Ir jeigu biškį paėtų, kokiais per kumštį gerą, ten 10 cm. Ir taip ilgiau gaunasi, negu norėčiau. Faktiškai turėjau į priekį dar biškį pavaryti aš ją. Tai dar jie įsitempia rankinis, tai jinai atgal yra įtempta. Ką nori turi įlipti biškį atleisti rankinį ir iš naujo įlipti patraukti, bet įtingiu lipti čia. Ir nedaug labai pasitemptų į priekį. Nes jau visas susitraukęs ir nesusikrato jinai. Tai va, biškį trumpiau gautus tada. Šiaip neatrodo ilgos mašinos, ne kokie universalai, ne kas, bet vis tiek, kai krauni jaučiasi, nes negali taip, dėl aukščio to sukrauti. Taip, o dabar tarpas gaunasi, blemba. Nebaisiai čia puikus man, jeigu tą davaryti. O neilgiai išeis paskui į priekabą. O ten paskui, jeigu įsivarysi, nenusileis. Ten kazirioką. Tai taip ir palikti gal. Taip, tai dabar dar turiu šito. Į vieną vietą, kur nusikrauna 3, tai ar už kabinos ją dėti,
ir tada dėti šitą Nissaną. Didesnį visi Nissanai, jau atsakau, kai Nissaną. Tai kažką jūs yra, kažką judėti. Tada ant priekabų su tą mažykė pasilikti ir 3 būtų ant viršaus ir vieno apačioj nusikrautų. Kas man paskui lieka? Tada lieka džiukis dar vienas, mažas tas liktų. Tada galėčiau tą dėti arba tą bulkį ir tą. Į taip kažkaip čia gaunasi, neįspūdingai. Ir taip neįspūdingai gaunasi. Nežinau. Apačioje irgi gausis ilgis daugiau, nes užkabinus neprisivarys, ona viršutinė dar giliau prisivaro jinai negu ta. Apačioje vis tiek gausis ilgiau. Nu jo čia, tiek to reikia prisirišti tam. Kad prisirišti, kad patogiau greitai žemyn biškį pasileisiu. Tada pasilipsiu. Čia pasieksiu pasirišti ratus. Visą laiką reikia laikyti už kablių, kad su kabliais nepatarškytum kaip diržą keli, kaip kavą pavyzdžiui. Jeigu sujudinsi, ar ten vėjas, ar kažką gali įmušti į ratą kažkur, tai geriau biškį prisilaikai tos diržą. Didžiausia irgi, kur gali tikimybę žalą pasidaryti. Jeigu prilaikai, tai mažiau šansų, kad kažkur kažkas bus. Vien be to dar daugiausiai šansų yra iš viso, kaip žalą gauti, pasiemi su žala mašiną. Tas daugiausiai būna, jų visokių nekokybiškų mašinų. Ypač kur pervežtos, perkrautos. Tai va, rišu du ratus, vieną galinį ir vieną priekinį. Perlipsiu antrą priekinį pririšiu. Kilometrų nedaug čia. To važiavimo daug nėra. Užtenka šiaip 2 diržų. Yra dar duobėse biškį įsimeta. Tam ir pasikabinau, o čia diržai, kad galėčiau, o dar krito žemyn, kad galėčiau patogiau šį pasimti, paskui pasidėti, kad nemanšytus man nuo apačios. Padangos geras, Hankook Ventus S1 SEO. O, patinka Hankook šiaip padangos. Tai kabliai prasti, lembai sekti neina tų tokių. Laužia durni. Visai prieisiu užsekti. Ten faktiškai reiktų perlipti, bet daug bus reikalų, jeigu perlipi iškirtėm su diržą. Tai šis susakys visas. Laikys. Jo, ilgi gaunasi blemba ilgai, tą dar net reikės sutraukti dar. Tai jeigu dedu tą mažą ir tą paskutinį išsikrauna iš tų, antroj vietoj tai išsikrauna 3, išsikrauna 3 vieta, 2 vieta viena mašina ir 4 įsikrauna tenai, tai turiu 2 džiukę, vieną kažką jų ir vieną tą ant galo ant priekabos, tai taip reikia ir daryti, tada taip įkrauti vieną tą mažesnį čia, o čia vis tiek tas pats bus, ar
Ar viršui krausit, ar apačioj krausit, tai pusmetrės. Turėtų nesusiliest, paskui matysiu. Iški patrauksiu paskui. Jeigu reiks. Kai lipavo kaip slenkščius nuspardo tas vietas, kui neperkelia gončikai. Suvarinėdami mašinas. Paskui gauni mašiną. Nukraut varai. Kas čia nespėjau įsivesti dar laužas. Savaitę trunka. Dar tą pusę prasukti. Kas čia traška, blėt. Vairo, kai sukinėjai vairo mechanizmus, plikas į popierių trinasi. O, kokie benizonai. Stiklo nepašiau automatiškai. Nu, ko čia dėjuoja? Da, turėtų būti šitus vietas. Bus automatas prastas, nelaiko ant pavaros. Supasi labai, kaip pasitas. Kaip ir gerai pataikė, man atrodo labai. Galėsime nejudinti to. Duris, kai darai prisižiūrėti, biškį reikia į kuoliuką. O, įsikipti reikia visur. Nėra ragų, tai irgi blogai įsikipti yra. Su ragais, kurios yra, tai yra lengviau įsikipti visur geriau. Taip, dabar prasidarysiu duobės tai kažkajui. Kažkajui galiu diržą atsisiekti iš to. Taip. Gal galiu pradaryti ant 4, nes čia priekį nemesiu. Galas, kurioje čia priekis ir kiek aukštesnė. Galiu tada ant 5 pradaryti kelių. Ir galiu kuoliuką įsitraukti vieną, kai duris, kad eitų gerai atsidaryti, kai užvažiuoju. Irgi tikriausiai užblokuos ratą, tai turi vilkti blemą per pavarą, nes ar užgesini, ar duris atsidarai už paraidį, jungia ir priekį užblokuoja kartu. Nesąmoninės mašinos. Ir iš karto patraukti neinu stumti. Laisvos negali palikti. Įsijungia porą. Sulėtinti kažkokie ten nisanai. Kitą mūsų daugiau, blemba vieną turiu atsidaręs. 2, 3 jo ne vienoda yra, matau. Kaip ta poraidė čia po mygtukas. Biškai padaryti kitaip. O tos užmiršau, neatsidariau tos. Kai filmuoji, kai skubi kaip yra. Ant 5. Bet jūs gali pasitaisyti. Svarbu pamatyti laiku. Paskui nereikia nuvaryti mašinas. Nu, iškraut labai tie popieriai jų slidus, gali čia koją nusilaužti vidui lipdamas blembai mašiną. Tokių pridarė ant popiergalių slidžių. Buvo galiniai ratai įkrenta ir viskas. Ir dabar nėra kaip laisvos patraukti, rankinį užtraukiu.
Tas mygtuoja laisvos neįjungia iš viso. Jeigu paspaudžiu, vis tiek neįjungia. Jei neinu laisvos arba atbulinė. O, palaikysiu įjungia. Nu, pažiūrim. Duris, jeigu atidarysiu, iš karto užsitrauks jisai. O, ta nebereikia rankinių užsitrauks. Jis turbūt, kai paleidžiu, užsitraukia rankinį ir viskas. Į to užkurto užgesinta. Temsi po prievartą per priekinius ratus dėdžia tą ir viskas. Neina kitaip. Nesąmonas. Kai tralą kankina, ustavnovkę tą laužė. Ir mašinos dėžė kenčia. Nes negali taip kitaip. Sąmonė. Gerai, kad šlapia, tai dar praslysta tie ratai geriau. Senesnis mašinis geresnis buvo su normaliais rankiniais. Arba bent jau padarytų transporterį, žymė, kad eitų tą išsijungti, tą neutralkę bent jau kur antralų kol veža. Paskui tai užkrauni, tik to paskui iš salono, kai nusiperka. Tai jeigu padaro, kad jau neitų, tada taip ant durniaus įsijungti vartotojai, bet dabar tai nesąmonė. Nu ką, поехали. Traukia aukštinas čia. Kenčia kuro, dėjoja praslysta, varatas per pavarą. Taip ir neina. Braška, traška, padangos. Šito ilgio gaunasi. Neilgai panašiai taip ir yra. Gerai, ilgis. Dar biškį patrauksiu ir paskui atgal patrauksiu, nes tada parsitemps atgal, jisai nebus ant įtempimo. O, ir biškį atgal ir viskas. Dabar ištrauksiu lapkės už galo, nes nereiks kelti. Reikia perstatyti. Paskui paleisiu viršų, prisirišiu dar. Ir dar tarpą didoką palikau. 100 metras geras. Už galo. Bet iš patraukiu, bet apačio irgi ilgai išeis, nes nei vartyti einu aukštų mašinų, nei patrauksi tas. Bulgis vis tiek didelis, kažką jis vienas bus irgi skaitikva didelis. Čia viršutė dar 3 mažesni, kaip ir gaunasi jie, tai čia nėra tikslo trumpyti. O to tarpu vis tiek daug maž bolimėnį tokį ir reikia. Vieną paimsiu pastavkę, tą pastavkę padėsiu į priekį, kad tas nešokinėtų čia. Jeigu stabdyti reikėtų užlįsti už durnelės už akių. Tai va. Tai ką, paleidžiu žemyn, patogiau rišti. Prisirišti tą geltonikę. Geltonos spalvos. Kol kas nieks nesikabinėja dėl to filmavimo. Gerai, čia bet neturi daug laiko ir batereika baigsis paskui. Kamera sena jau. Ir kortelė atminties nėra daug. Šiandien 4 gigų galėjau 4 minutės filmuoti čia valandą su kažkiek kitos kortelės pilnos. Neturiu tuštesnių kortelių dabar. 2 rankom laikau va. Tai nei spina į tą ratą pataiko, nei iškliūsiu ten kažkur. Priekį galę po pastavkę padėsiu šitai. O galas duobės yra, tai duobės yra, nereikia už tai. Tai tos
kabliai tie prasti blemba. Norėtų išlįstų visi. Tipo geresni mersų reikalavimai, o niekam įtikin visiškai. Seniai žymiai geresni būdavo. Pripirko dabar tų nesąmoningų ir naudot reikia tos nesąmoningus. Čia tas susisukęs diržas ar čia? Ar spinui susisukęs? O, pažiūrim, kad lygiai būtų. Kilometrų nedaug iki nukrovimo, per 3 vietas ten gal 500 kokie susidarys tik tai. Taip. Taip, čia turėjau vieną geresnį to iš senoviškų diržų, kur tie kabliukai normalūs, tai patogiau įkabinti čia yra. Tai specialiai tai vietai laikau, nes kitokie diržai kabinti eina paskui. Pakrovęs dar važiuosiu kokias 4 valandas panašiai. Tai viskas, pauzės nebeapsimokės daryti. O paskui jau valandą padarysiu, vos ne pauzę, 5 minutės, kad galėtum pavažiuoti valandą. Tai sustuoti vakarė vėlai nėra kur. Bet čia kol pasikrausiu, kol papirius tas išduos, kol išvažiuosiu į Amsterdamą tada kamščių kokių. Ir viskas. Tai reiktų biškį giliau įtraukti, nes gali išlysti čia pratą. Šį geriau kaip patį diržą ištraukiu biškį. O tai va, darai. Taip, dabar galim kelti į viršų. Iki pat viršaus negali iškelti, bent jau rimo, kad sraigtai, jeigu atsirėmė prasuk įvorės, tai niekada negali. Čia blemba nedaug, tuo tarpu gaunasi, kaip įsikelia. Nedaug. Iki galima, čia gal lietuvos tą truktelti dar. Per daug nenori, ar tai netrukai stabdys suktis ar kažką. Nu, užteks.
Drąsiai dabar kokį čia man to tarpo reikia, blemba, nei... Taip iki pat galo nedavažiuos, jisai, jeigu čia ratai gaunasi, išlenda, jau čia atsiremtų į kabiną. Dar čia tas kondišas dar ką ne. O taip jeigu nedavažiuosi, tai tarpas bus blemba, nei taip irgi čia. Biški nepatogiai. Nepatogiai. Tai kiek čia tilptų, tie ratai gausis už balkio blemba, jaučiu, kad susiremtų. Arba patrauksiu, bus per didelis tarpas, per daug į galą išeis, arba bus per mažas tarpas. Reikia bandyti vis tik tai atitraukti, nes į aukštais man daug visai. Per giliai negali įmesti jų, nes giliai įmesti, tai paskui jie netraukia rūpužės. Neišvažiuos, kai čia varo iš vis galos ar priekis. Yra tekę įstumti, paskui tą hibridinę elektrinį kažkokį turėjau. 4 žmonių reikėjo, kad išstumtų iš tų duobių, kai giliai įmečiau. Čia gausis atsiremti, blemba. Neišeina taip, šiek tiek žiūriu. Nebent ant viršaus varyt, bet neįmesti į duobes tada. Blemba, čia nebūdavo tokie geležis atvalus, neatsimenu. Lyg tai būdavo geležis tokie. Jaučiu, kad būdavo geležis tokie apvalūs, man atrodo. Dar padėjus tos geležis čia į tarpą, tiek daug neprivažiuotų. Tada neatsiremtų į tą. O, yra. Šiaip ne, ant daugumos mašinų mažesnių nereikia. Šitų velnių. Čia va įdėsiu. Faktiškai reikia apsukti kitą pusę, nes padanga, kad neliestų į tą geležiuką. Čia, jeigu ratas lieks, gal nelies. Gal. Dar biškį tą atgal patraukti. Susiut giliau įkris tada. Ir kitoj pusėje taip pat pasidaryti. Reikės čia iš lėto privažiuoti, užtraukti rankinį, išlipti pasižiūrėti, nes gali sumalti paskui labai greitai. Kur aš ten dėjau į pačią paskutinį skylę. Tam pusėje ir toj pusėje taip pat įdėsiu. Baltai. O čia kaip? Ar atitinka per 2 ir tarpelis tikriausiai per 2. Man atrodo, kad taip pat, ar čia daugiau, čia per 3 beveik. Dar biškai ant čia. Čia paskui ant to pasideda. Nu, kiek 5-4 kilometrų. Nusimti ką, ne? Bandyti užsivažiuoti, pažiūrėti, kas čia gaus. Anas mažesnis. Džiukė ir džiukė, pilka ar kurį čia. Tas pats abudu vienodai. Kažkoks dėdas eina, mano šitą kamą. Ir neteis kabinėtis kažkokie. Lyg ne, žiūri visi žinai. Visiem įdomu. Reikės privažiuoti. Užvažiuoti, išlipti, pasižiūrėti paskui, kai čia gaunasi. Tos vietos. Per daug drąsiai negaliu užlėkti čia. Nėra nei kamerų, nei patronikų blemų pas tavelnę. Nežinau, kiek jisai užeina, dar liko tas tarpas, reiks gal nuvaryti
patraukti dar atgal į priekį, dabar nedarau, nei lango nieko. Kuo arčiau reikia prisivaryti, tuo geriau paskui. O, dar galėčiau pavaryti kiek tai centimetrų, bet jau viskas, tada tą turiu išimti visai. Ir jeigu tą išimu, tada nėra kaip man užvaryti į viršų pakelia. tą tada blemba turiu įtraukti atgal. Tą nuimčiau. Čia turėtų eiti, da važiuoti, yra to 10 cm panašiai atsiremtų. Priklausys kiek į gilį, jeigu į gilį aukščiau paistai, į gilį tenais bus, vis tik nereikėjo to geležies man čia pasidėti. Be geležies to nusimt tada, iš anksčiau buvau nusiėmęs jūs. Tai nusimt reikės ir dabar vėl. Dar užvažiuoti taip va. Eis ištraukti tą. Ir tą patraukti į priekį reikia. Nors su biškį iki balkio to yra didesnis tarpas. Jeigu suskanė, tai atsiremtų šiek. Per vieną gal patraukti. Paskui, kad čia ant sparno to nepasidėtų smarkiai. To bus sunku išvažiuoti su jo, paskui jis netrauks, jeigu ne visi ratai varo, neišlipsis, tai paskui iš tos duobės. Nesugebės išlipti. Tik giliai blemba šį įmesim. Bus aukščių mažiau. Iš karto galiu ir tuos įsitraukti, nes čia reikės iki galo nuleisti. Kaištukai tokie. Žiūrėk dalis viduris. Reikia eiti bateriją, tikriausiai pasikeis to pačiu, kai tau suvarysiu mašiną. Baterijos nelaiko man ilgai kamerai. Kaištuką įsijungti. Nu, supas pirmyn atgal tvirtą. Švelniai viskas iki galo privažiavau. Atrodo gerai. Raktus pasiimti. Užraktą paspaudžiam, užgesinam. Avarinį išjungti. Nu, ką turim, viskas maksimaliai. Einu ir bateriją pasikeičiu tuo pačiu. Stabdysiu vaizdą. Nu, nauja baterija. 3-5 minutės likę vaizdo įrašo. Gal pačio gal ir nespėsiu nufilmuoti. Kiek čia laiko kraunu, jau tada 50 minučių kraunu ir buvau jau mašiną susivaręs prie pat. Tai kiek trunka vis tiek. Nu ką, dabar tą nusileisti žemyną. Ką, negalėsiu pasidėti atgal. Paskui čia gėlių nuleidžiu. Aukštas yra, jisai maksimaliai gali nuleisti. Čia lemba aukštai gausis vis tiek rabažiaisi. Ką darysi? Toks krovinys. Pum, dabar
Šitą atsidaro. Ir šitas duobės giliau atsidaryti irgi giliau įkris. Ant kokių? O taip, iki pat to. Daugiau neapsimoka, paskui dar biškį į priekį pastum. Drąsiau bus vietos užvarimui. Ant viršaus galiu užvažiuos čia. Aukštą mašiną nemaišys. Taip. Nu, turėtų tilpti, atrodo. Tai netilptų, kad saugiau būtų galima dišlį biškį prasitraukti laikinai. Tada kai varai tikrai telpa. Paskui sutrauki, pirma užtrauki priekabos stabdį, paskui gali rankinį paleisti. Priekabą laiko. Šiaip turėtų tilpti, nėra mūsų toks ilgas, bet dėl visako dėl saugumo, kad seniai nekroviau rimo, tai patrauksiu. Supiška kaištas išsitraukė. Aparatų diržas beveik. Va, biškį stalčių įsitrauksim. Paskui sutrauksiu, taip nevažiuosiu. Ištraukęs. Saugiau bus susivaryti. Nu, savaitę kol įsives. Burzgiai garsiausiai gamozės. Prieš pradžiui. Štaip sigalim paskui šliup. Įdomu. O, priekis varo, tai buksuoja ir pušia, ar čia galas. Priekis. Įsibėgė. Nelipa. Nu, tarpas net taip didelis. Dar biškį reikia. Būčiau neištraukęs, dišliaus būtų ko geras susirėmęs truputį. Mūdinėjom pasivaryti jo. Taip nepaspaudžiau užuot, bet suveikia vis tiek. O dabar drąsiai pratilpo. Raktą įmėsiu, dabar nerakinsiu vakare, kai sustosiu, paskui reikės susirakinti. Plėšikai, kai mes įbrautų. Jeigu įsikia užrakinį, paskui kaukia, dar velniai lempas dega kažko. Gal užges paskui. Dabar nereiks jam galą prisirišti, nes patraukti neįs. O lipa laukai truputį printa brudas. Kaip yra bjauriai blemas su tom mašinom padaro. Galą pririši, paskui neįstemti. Brudas koksai. Pabandyti iš po priekinių ratų ištraukti tą. Kas bus, kris jisai ar nekris. Kur slysta, o gerai slysta tada. Ant kantos paliksiu. Paskui galėsiu pavežti su abiem stalčiais. Kartu. Kaip aukštai aš čia nenoriu jo, nes į aukštį ko išeis daugiau, ko daugiau sutrumpinsiu šį. Septynios galėtų mašinos tokios būti. Nereikėtų čia jų 8.
Kuo ant ten patraukčiau, tuo žemiau išeitų blemba, va. Tam biškį, ten tolin biškį žemiau pakrinta. Taip, reikia gal kol kas palikti, žiūrėt kaip čia atrodo. Nuleisim. Nu, palipsiu, pažiūrėsiu biškį. Kiek čia gaunasi ir stogo. Čia kakta aukštai. Kakta aukšta, jau priekis ant tas pelekas toli. Viena pusė biškį kreivai. Dar galima leistis biškį. Taip. Buvo biškį sulygint sraigtus. Viena pusė biškį aukščiau buvo. Atgal. Tai ką, pažiūrim kaip čia atrodo. Paskui galėsiu dar suleisti. Yra biškį čia blemba. Reikia dar galiu paleisti po lapkėm to. Galia tai nėra ant antros mašinos to aukščiau. Čia jau nelabai paleisti tą kaktą aukštai, paskui giliau nenori įkišti, nes dabar tu antrų paleisiu priekį patį. Priekį biškį lapkės verčiasi dar aukštinkai leidžiasi. Dar kad jis į priekį paslystų, dar biškį žemiau būtų. Nu, vai, bus gerai, kažkas tai 4-3 kokie gausis. Koliukas 385, tai reiks gal pamatuoti, dar biškį dar šiaip galiu paleisti iki dugno, kol nekyla tos lapkės. Nesutraukiau, biškį mažiau kiltų, būčiau galėjęs dar paleisti. Paskui verčiau lapkės vastačiai. O dabar prieiti sutraukti labai nepatogu, kai taip yra. Taip yra pakeltas. Nežinau, kad nuo toli bus gerai. Užskaičiuosim į trečią nuo viršaus ir dar paleisiu tada žemiau. Gal reiks sutraukti lapkės. Lemada čia su kamerom kažkoks atėjęs. O tas jau netilps, į trečią reikia sukelti biškį. Atėjau su kamerom kažkokie žurnaliukas, filmuosiu, da pamatys, ką aš filmuoju, blemba, pakrovimą. Tas nori mikrofoną pasiėmis, aišku, kokį bosą kalbina. Bosą kalbina, aš kraunu su kamera filmuoju, kur reiktų nefilmuoti. Normaliai. Pataikyk tu man taip. Nu, kiek gerai. Da biškis lyskals į priekį, jinai paskui pasikratys. Įdomu, duris turiu užsirakinęs ir... Ai, užrakytas, tas blė neturi pultelio, kad tom atrakinti iš karto. Tiek to, paskui pamatuosiu. Kaip čia dabar gaunasi tas, čia reikia varyti tas duobės ir viskas, kiek bus, tiek bus ilgiai išeis daugiau. Čia paskui sutrauksiu. Sutrauksiu aš atgal. Diržų iš karto išsimesti. Taip, 1, 2. Šitas bus čia. Čia vienas. Ir gal vienas iš... Šitas gal čia geri kablėti yra. Gal vienas, viskas. Tas tavo krinta atgal. Nelaiku jie man čia filmuostam. Šnekina kažką apie uostą matyt. Čia prastas ta kilpa, čia prasta. Šitas ir prasta kilpa, nu vis daug.
Gal, nuėjo į kitą pusę. Gerai, atbulą užvarysiu, liks tarpas didelis, bet paskui sutrauksiu dišlių, tai sumažės tas tarpas. Bet dabar saugiau varyti, kol dišlius ištrauktas yra. Atremti mažiau šansų. Dešiniai portolniką po keturiniai užaižyti. Susidėjo pristūnys man čia. Limačku prisivaręs. Jo, čia gausis biškį ilgi, nenori. Būtų 7, tai būtų gerai. 8 mašinas. Tas ne taip mažas, tas kažkas išdidėjęs, anksčiau gerokai mažesnis būna. Veidras pasireguliuoti. Kiek ten momentus yra daug. Tos vietos lieka. Tas turi bartronką kažkokį. Turėtų tilpti. Raktą pasiimti užrakinimą. Veidrodį ištraukti. Gesinam. Duris, kai dar į kantą pažiūrėti. Ir šlangą biškį pasilenkti. Tai kiek mažai buvo, blemba, dišlius ištrauktas. Tai čia šūdinai ilgas jisai yra. Šikliuoju, man užsins. Ilgai gaunasi. Dar sutrauksiu, bet tai ne kažką liks. Čia likto dišliaus daug neištraukti. Turėtų užtekti tos vietos, blemba. Kablius reiks jaučiu įsisukti. Ojei, kaip arti, blemba. Ojei. Tai reikės aukštyn stumti. Aukštyn. Reikia lubas prisižiūrėti, kad stumė aukštyn. Ir tarpą. Kablis išsukus, šiaip kvadratiniam, blemba, tokie bamperis priekių kavarai, tai žemiau gaunasi. Ten ne žemiau, kitaip biškį gaunasi. Tas kelia tai viršų, čia tarpas, viskas jau. Daug maž gerai bus, tai dar mūsų neįsikabino, kablys dar dišliaus. Dabar tik tai dar, blemba, parartėja. Čia jau nedidelis, tarpelis nedidelis, kablius tai tikrai reikia susukti. Ir viršui, blemba, lieka mažas. Kroviniai. Ne, sąmonė kroviniai. Gali nubraukti paskui bamperį, blemba. Tai čia jau tai nelieka daug vietos, čia iššausiu į galą ir taip ir bus. Pažiūrėjau, nereiktų persistatyti tos lapkės. Viškį skylę datėm filmuoja, tie toliau, blemba. Aplausas atlikinėdama negalėtų ateit aplausti, ble. Aš irgi turiu kamerą. Sakysiu, kaip užknisa, kodėl mašinų į krūvą nesuvaro, blemba. Kai paklaus manęs, kodėl vairuotojas turi pats eiti 2 valandas susivarinėti mašinas iš visų kampų į skirtingų vietų. O paskui visi nori, kai greit pasikrautum. Koks ilgas. Reiks perstatyti lapkį, nes kitaip nesusitrauks stalčius, bus per ilgai.
Per ilgai gausis kitaip. Per ilgai gausis. Čia patrauksim. Tą tada reikia biškį patraukti. O tas prirūdėjęs jau čia 100 metų. Taip, liktai. Glembarnai per daug aš tą atidariau. Per daug tas į priekį tą reikia galvai. Paskui neina to ištraukti. Samintas koks aukštas, blėt. Šito aukščio gausis. Visas iškeltas, blėt. Nu, o galas įkrito, priekis nichuja dabar neįkris. Laisva, jeigu paliksiu. Rankinį užtraukim. Duris atidarysiu. Šitas eina. Už kur tai biškėlės? Jis nepabėgs. Turiu pervažiuoti iki čia, iki įlips į akinius su šį parsitemti. Šitas vietas turim dar. Ne viskas. Tai viskas, į daugiau nieko aš nepadarysiu. 1,10 m plus biškį išlą, nu yra to vos to ilgio. Daug nėra. Koks tas aukštis, blemba, čia bus ant jo. Eina šikti. Kas per nesąmonę mašiną. Jau užgeisint, nuleisti, pasimatuoti. Aukštį. Čia neverta rišti gal. Kažką burti reikės kitaip. Blemba tai kroviniai. Taip, pabandyti užgesinti, kuris čia gesins. Bet nepraeinu. Užgesinu ir įmėsim paraidę. Paraidę raktą su puiku raktai. Susikelti pagalbos. Sukelti pagalbės, eiti nusileisti, pasimatuoti, sukelti pagalbės. Kas čia gausis? Tas žvimbras tokio aukščio. Vėl tai su savo kamerom. Jo, ant to galiu žemai nuleisti, ant to blemba nenuleisiu nieko.
Nu, maždaug tiek jį dar įkelti biškį, dėti tos skaičius, kiek čia gautus. Iš čia gausis blemba. Čia per vieną. Jau bus per žemai, jeigu dar per vieną blemba paleisiu. Tai 5, 10 skaičius. Supsis jisai didelis blemba. Nebus per žemai paskui. Tai 5, 10. Bandyti reikia. Kas tam langas dar, blėd, neužsidaręs iki viršaus jau. Jo banas. Nu. Kumsis, blėd, kad čia arti. Per arti, sakyčiau. Ar ne? Čia neklius, gal neklius, blėd. Kumsis nepilna. Tik nedasisup turėtų paskui aukštai paskui. Jeigu biškį ne tai padarysi, langą uždaryti jam. Iki galo dabar nebeiks, blėd, uždaryti, jaučiu. Aišku, neina. Outfoodo gabalas. Žybušą palaikysiu. Ne tas. Raktai ne tie. Nu, ne Volkswagenas, neužsirakys. Per galą reikia įlipti. Per galą įlipti ir įjungt masę užrakinti. Langą uždaryti. Ko jis neužsidarė iki galo, tai ne? Šaudas. Ką, eiti matuoti. Rankinį užtraukti. O kur metras mano? O rimtas bairis. Blėd, metro aš neturiu. Čia būdavo visą laiką. Po spalniku tai nėra, tai blėd, metro nebeturiu. Nu, zaibys. Ar čia užkišo kas nors? Nėra metro, blėd. Nu, kurva. Čia nebuvo, ilgas yra. Už spalniko viršui nėra, tai nėra. Po spalniku netelpa, iš ilgai nebuvo irgi. Buvo atsidaręs, tai nebėra metro. Teks iš šakės nužiūrėti ir viskas. A, čia ant galo nėra to aukščio. Čia ant Kazirioko aukščiausia turbūt vieta. Bega išmatuosi, jeigu ką. Tai va, nu ką, nuraištau. Nuraištau ir viskas. Ta, gal pusę biškį paleisti. Nelabai, ten biškį pakelt, o nuo galą. Ta pusė paleista. Patį galą ten sukeltų.
Mažiau šansų, kad susisups ties ragais, šių priekį tai lyg ir gerai. Ragai tie aukščiau būtų. Blin, metrą nupiso kažkas. Nu viskas, jeigu video baigėsi ar baigsis, tai raištimas liko ir suraištyti mašinas tas. Ir paskui tik prirašau ir važiuosiu. Dar negesinu, nes su pulteliuku dar gal reikės kažką patraukti biškį ar ką nors, jeigu kur į ką kablius gal to susijimsiu. Čia va kaip rišti tie kabliai kokie šūdini, neina dar plastikas maišo. Naujo tipo, geranoriški kabliai, naujoviški. Nežinau, ar spėsiu visą pilną video pabaigti. Čia viskas. Dar atvažiavęs ten su numeriais, tas ateis susiraus. Jis ten žiūri, kaip pakraut, matyt, kaip kraunakas. Kai teks ištrenkt video arba kortelę atims. Taip, tos kablus ištraukti. Susikabintų. Tas ilgesnis buvo išdžiukęs. Galinis.
galėčiau paleisti biškitą čiučiut. Termometras kur uždaravo, aš man atrodo. Nes anksčiau, kai važiavau, buvo. Nu, viskas pilnai pakroviau. Neturiu aukščių pasimatuoti. Šiandien labai daug ir yra, apie 4 bus. Tam prieka bus panašiai tas pats ant galo. Ir viskas, dabar einu cimarą. Užspaust cimarą. Ir viskas, video, kaip sakau. Visas pabaiga, blemba, toksai. Aišku, prieš tai truk susirinkti tas mašinas ilgai, ten daug ieškoti reikėjo. Ir dabar, kai susiradau mašinas, trukau 1:24 minutės, pilnai pasikrauti, kai jau susivariau. Ir gerą valandą ar pusantros, kol susivariau tas mašinas. Dabar eisiu su tiketais ir štampą pasimsiu, kad atspausdintų cimarą, nes ten sakė, duos, tai nereikės rašyti. Tai va, viskas, video pabaiga bus.